Kokius reikalavimus pagal 6 GAP standartą minimali dirvožemio danga siekiant išvengti, kad dirvožemis būtų tuščias pažeidžiamiausiais laikotarpiais? Turi įgyvendinti žemės ūkio veiklos vykdytojai laikotarpiu nuo lapkričio 15 dienos iki kovo 1 dienos. Privaloma užtikrinti, kad nuo lapkričio 15 dienos iki kovo 1 dienos dirvožemis nebūtų paliktas be augalinės dangos. Reikalavimai nustatomi pagal deklaruojamo paramai tinkamo ploto dydį. Deklaruojant iki 50 hektarų, ne mažesnėme kaip 50% deklaruotos ariamosios žemės plote, įskaitant sodų ir uogynų plotus, turi būti auginami žemės ūkio augalai arba paliktos ražienos ar kitų augalų liekanos. Deklaruojantieji daugiau kaip 50 hektarų, ne mažesnėme kaip 65% deklaruotos ariamosios žemės plote, įskaitant sodų ir uogynų plotus, turi būti auginami žemės ūkio augalai arba paliktos ražienos ar kitų augalų liekanos.